Вот, товарищи, сегодня у нас вторник, 27 января 2026 года. Прошло 2 недели после моего выхода из больницы. Я навел порядок дома, выписал все лекарства и принимаю лекарства, а то я был месяц без лекарств. Вот. И сделал анализы крови после всех моих приключений. Вот. И слава врачам и медицине Советского Союза, Российской Федерации и Литовской Республики, которые позаботились о том, чтобы вот я после всех моих бед вот так хорошо сохранился. И сегодня вторая часть видео о том, как я пришел к Богу. А теперь по-литовски. Лапоны другай. Šiandien pas mus sausio 27 2026 metų ir antradienis. Praėjo dvi savaitės, kaip aš grįžau iš ligoninės, sutvarkau butą, išrašau ir nusipirkau visus vaistus ir jau vartoju jų. Ir kaip jūs matote, viskas puikiai. Vaistai veikia. Nu, taisymas sveikatos taisymas tęsiasi. Ne apie tai. Mes kalbame šiandien apie knygą ir apie mano trauką rytų kultūrai, rytų religijai ir apie tai, kaip aš atėjau prie Dievo. Ir šiandien aš užrašysiu šį video su mano šalmu. Kirishkov Михаил. Čia emblema. Nu. O čia aš priešinuosi pagundam. Viešpatie, pasigailėk. Вот и lietuviškai, rusiškai. Lietuviškai. Va, ir, žodžiu, aš pirmoji dalyje mano pasakojimą pabaigiau to, kad aš pradėjau domėtis rytų kovos menų. Nu, 119 pulke buvo dziudo sekcija ir aš ten dar moksleivis vaikštau, lankau šitą sekciją dziudo 119 pulke kareivinėse Marijampolė, nu Kapsuke. Va, ir nuo tų laikų, ką 119 pulke, parašutinė desantinė pulke Kapsuke, Marijampolė, buvo per visus šventies. Aišku, pakazucha. Kia. Ziu. Nu, kaip desantininkai tai. Tėvas desantininkas. Va. Ir žodžiu, ir dar pas mus mokykloje, trečioje vidurinė mokykla Marijampolė, buvo labai gera anglų kalbos mokytoja. Ir jina man 11 klasį davė knygą paskaityti apie psichologiją.
vat šitas psichologas tarybinis Levė. Ir ten buvo kažką panašaus. Šita knyga irgi, čia man prisiminimas apie Valeriją Valentinovną Veselovą, mūsų 3 vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja. Čia šita knyga man padovanojo, čia apie psichologiją. Ir į tą kartą, 11 klasę, davė man knygą. Ir ten buvo kažkoks psichologinis, ir ten buvo savęs suvokimas. Ir ten buvo minėjimas dzen budizmas. Kas ten per dzen budizmas, aš nežinau, bet ten buvo pratimai savęs suvokimo. Ir suvokė savo mąstymą. Ką tu pamastai taip, kaip tu pajutau taip. Ir tu suvokė, kad suvokė save. Savo mąstymo procesą. O paskui man tai labai pravertė, kai aš jau gyvenau su mano paranoidinė šizofrenija ir aš padarau kritinį mąstymą, mano kritinį mąstymą. Nu kaip man gyventi su liga ir dar dirbti gamykloj prie programinio stakto, arba kaip man gyventi su liga, su mano šizofrenija ir mokytis taikomosios matematikos, taikomosios fizikos. Ir va, nuo tų laikų, nuo 11 klasių, 3 vidurinės mokyklos Marijampolė, va šitą psichologiją aš prisiminau. Bet, žodžiu, ir buvo padidinęs interesas egzotika. Egzotika tokia buvo prie rytų. Ir 1992 metais aš išvažiavau į karinį mokyklą Daugavpily. Daugavpily aukštą aviacioninį inžinerinį mokyklą. Prieš oro gynybos. Va, ir įstojau į šitą mokyklą. Bet aš ten tikrai išlaikau stojamosios egzaminus ir mūsų lėktuvų į Rusiją persina, specialusis bortas, karinis lėktuvas. Jisai keleivinis lėktuvas, Tu-134, bet jisai buvo priklausė kariniai aviacijai. Į mūsų šitų specreisų iš Daugavpilio, ten Rezekne, kaip šitas, Locike, iš aerodromo Locike, šitoj Latvijai, mus nuskraidina su papildymo kuru Engelse. Ten buvo zenitinė raketinė mokykla, irgi jisai buvo iš tos mokyklos, irgi paėmėm vaikinus. Ir 92 žlugo Tarybų sąjunga ir mes buvo pirmi, kas buvo įstojo į karinį mokyklą Rusijoje po Tarybų sąjungos žlugimo. Ir aš jau priesaiką davau Rusijos federacijos. Ne Tarybų sąjungai, o Rusijos federacijos priesaika buvo. Žodžiu, o čia man kursiokai perdavė po 20 metų išleidimą. Karinė mokykla. Matote, 1992, 1907, 12 kopa. Va, man kursiokai ant 25 metų po išleidimo perdavė tokią
20 metų pašleidimą. Ir su traliku mes skrendam. O čia kovinis mūšis. Nu, žodžiu, čia karinė mokykla Stavropolė. Nu, čia Šiaurės Kaukazas. Ir, žodžiu, grįžtam prie, žodžiu, aš laikau stojamosius egzaminus į aukštą karinę mokyklą Daugavpilį. Ir ten buvo, mūsų leido ant savaitgalį pasivaikščioti per miestą su mano broliu. Ir aš ten pastebėjau va šitą. Ten jau rusų kalba, ten buvo krišnaitai šitam Daugavpilį. Jie tik tai prasidėjo lysti Rusiją. Ir aš pastebėjau šitą knygą. O, egzotika, kokia knyga. O kokie paveikslai. Kokie paveikslai. Kokia knyga. Kokia knyga, kokie paveikslai. Aišku, šita knyga buvo nupirkta. Ir aš šita knyga buvo nupirkta rusų kalba. Ir aš jį pasiėmiau su savim iš Šiaurės Kaukazo. Nu, lėktuvą. Su visais daiktais. Ir jau man tai buvo egzotika, aš apie tikėjimą nieko nežinojau. Nu, tėvas komunistas ir dar politinis darbuotojas, vado pavaduotojas pagal politinį veiklą darbą. Aišku, komunistas, aišku, apie religiją niekas nekalba. O man tėva viską leisdavo. Aš buvau vienintelis iš 4 vaikų, kuriam tėvas viską leisdavo. Aš laisvai išauklėtas, išaugau visiškai laisvai. Man tėvas nieko nedraudė. Nieko gyvenime. Va, ir aš nusipirkau šitą knygą. Pradėjo rašyti konspektą dar iki priesaikos. Mus ten netoli šito miesto, kur karinė mokykla buvo, išvežė į lagerį. Ir mes ten jaunųjų karių kursas. Aš jau ten pradėjau skaityti mantrą Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Hare. Вот. Ir, žodžiu, aš jau tada buvau krišnaitas. Bet to buvo mažai. Ir ten buvo savo chebra, savo grupė iniciatyvinė, kuri visą šitą veiklą, nu, kaip pas mus Kaune, Savanorių prospekte, yra krišnaitai. Taip ir ten buvo savo grupė, kurie vysto visus šitus rytų dalykus. Aišku, tada pasirodo ir Ošo. Aš pradėjau pirkti savo knygas, o šitas pradėjo medituoti ir atsimenu, stoviu budėjime naktį prie tvoros karinės mokyklos. Žiema, šaltis. Ir aš skaitau šitą Hare Krishna, Hare Krishna. Stoviu budėjime, visas sušalis. Ir šitą Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Krishna Вот, Рама, Хара Рама.
От, і, žodžiu, aš jau tada pradėjau medituot, nu, trečias akis, om, 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 om. Nu, čia šitas vyrukas. Ir mane pastebėjo mano būrio vadas. O mano būrio vadas karinėj mokykloj, va šitoj. Jisai daro vertimus iš sanskrito. Sanskritas tai indų kalba negyva. Va šita kalba, čia sanskritas. Ir mano būrio vadas daro vertimus iš sanskrito į rusų kalbą. Jisai vertė senosius religinius tekstus. Jų ten Indijoj šitų religinių tekstų daug. Ir jisai bendradarbiavo su Maskvoj Rytų institutų mokslos akademijos, Tarybų sąjungos. Ir rašo disertaciją. Ir jisai mane pastebėjo su Ošo. Nu, aš stovėjau, aišku, vadai, kopai viską mato, kas ką skaito, kas ką ten daro. Ir aš, žodžiu, budėjime, kopai, stoviu, skaitau prie telefono, prie durų. Nu, budintis, kopai, skaitau šitą Ošą. Ir mane būrio vadas pastebėjo, sako, su Ošo ir su tantriniu techniku, nu, kaip ten Ošo rekomenduoja, suktis ten, suktis tol, kol nenugriusi ant grindų, nepajusi čia kažkokį jausmą, na, arba šitas om, 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 om. Nu, žodžiu, šitie visos meditacijos. Ir aš ten dar pradėjau karate sportuot. Nu, karate aš net čia sportuoju. Na. Aš net čia nusipirkau, noriu vis pradėti sportuot, vis niekaip. Aš net čia noriu pradėti sportuot. Čia kimono reikia išbalinti. Nu, vienį nusipirkau per internetą. Nu, į baliklį nupirksiu, išbalinsiu čia, išskalbtas. Gerai. Va. Ir, žodžiu, domėjimas rytų buvo didelis. Bet vėl mano būrio vadas sako, su Oša nesusidėk, jisai apgavikas, žudikas ir išvis federalinė tyrimo tarnyba Jungtinėse valstijose jo persekiojo už nusikaltimus. Ir jisai negeras žmogus ir propaguoja negražus dalykus. Ošo. Ir, žodžiu, nuo Ošo ir jisai man davė knygos apie budizmą, apie dzen budizmą, ir jisai mane pradėjo orientuoti ant dzen budizmą. Ir duoti va tokius knygos. Va šitą knygą ir yra dar viena knyga, viena mokytoja dzen budizmo. Ir čia Mimo Musai
O čia Takuan Socha. Va šita knyga. Takuan Socho. Laiškai dzeno meistrai, fechtavanio meistrai. Čia samurajo knyga, čia 2 knygos, čia 5 knygos. Čia va šitie 2 traktatai jau parašo šitie samurajai, o šitie knygos yra apie dzen budizmą. Ir nuo to laiko mano būrio vadas susipažino mane su dzen budizmu ir su originaliais klasikiniais traktatais apie dzen budizmą. Čia antra dalis mano pasakojama apie to, kaip aš atėjau prie Jėzaus Kristo. Ačiū už дėmesį. Спасибо за внимание. Вот, товарищи, если кому-то интересно, ну, я там в моем канале Яндекс.Дзен все расписал. Ну, а если вам интересно будет, я вам повторю. Вот напишите. Миша, расскажи по-русски. Nu, mano kursiokams iš karinės mokyklos tai aiškinti nereikia. Va, aš vėl jaunas. Ir su kamera viskas gerai. Kas vyksta su mano telefonu? Ačiū už dėmesį. Trečioj dalyje mano pasakoja, aš papasakosiu apie to, kaip mane pakrikštijo Stavropolė dvasiniai seminarijai. Aš pakrikštytas dvasiniai seminarijai. Ne bažnyčiai, aš pakrikštytas dvasiniai seminarijai. Ir trečioj dalyje aš papasakosiu, kaip aš tapau krikščioniu. Ačiū už dėmesį.